pas savo kolegus užsienietiškus tokį labai gerą tradiciją pradėti ar lekciją, ar susitikimą nuo tokios užduotėlės, vadinasi check-in. Tai yra atvykimas arba registracija. Prisiregistruokim šitai valandai. Ir tas check-inas yra, pagalvokime, jeigu jūs galite rašyti čiate ir aš tai matysiu, tai bus iš viso nuostabu. Greičiausia bus taip, kad tu nematysi, bet mes administruojam. Jo, ir aš perduosiu tos klausimus tau, jeigu jie bus, po paskaitos mes galėsim pakalbėti. Bet aš vis tiek paprašysiu tada žiūrovus, pagalvokime, kaip aš dabar jaučiuosi, kiekvienas, kaip aš dabar jaučiuosi nuo 1 iki 10, jeigu 10 tai yra fantastiškai laimingas ar laiminga ir 1, viskas visiškai blogai, kur aš maždaug tarp 1 iki 10, kaip aš galiu įvertinti savo savijautą. Ir pagalvokime apie vieną žodį, kuris vienu žodžiu, kaip apibūdinti savo būseną dabartinę. Pasiduosiu pavyzdį, kaip aš jaučiuosi turbūt kažkur ant 9 dabar, galbūt 8,5, nes turėjau neseniai tokią sportinę nedidelę traumą, bet tos traumos tai būtų turbūt 9,5, nes labai graži diena šiandien ir labai džiaugiuosi būdamas čia. Ir žodis mano būtų turbūt, kaip jau pasakiau, džiaugiuosi, tai būtų džiaugsmas. Tai dabar porą minučių įrašykit čiate skaičių, kaip jūs jaučiatės nuo 1 iki 10 ir vieną žodį. Kuris asocijuojasi su jūsų būsena dabartinė. Duosiu minutėlę. Man atrodo, kad tas check-in, tas atvykimas į kažkokią naują veiklą yra labai svarbu, nes visų pirma mes ateinam čia patys, atvykstam su savim ir mums svarbu žinot, kaip mes jaučiamės kiekvieną minutę, kad neprarastų ryšio su savim. Ar daug parašyta, Artūrai? Ar rašo žmonės? Pasakyk man, kaip žmonės jaučiasi. Tuoj vieną sekundėlę, tuoj pasižiūrė. Tuoj. 6, 8, 9, 7, prie 7 nerimas, prie 8 sloguoju, prie 6 noriu miego, prie 8 nieko nėra, prie 9 pasitikėjimas, prierašai tokie. Ačiū Jums labai, kad dalyvaujate. Tai tikrai svarbu žinot, kaip aš jaučiuosi. Taip, o dabar aš norėčiau įjungti savo prezentaciją ir kalbėsiu aš šiandien apie perdegimą, nes savo gyvenime esu labai veikli. Man 46 metai, esu kino ir TV prodiuserė, video gamybos įmonės savininkė, tarptautinio socialinio verslo akceleratoriaus New Door valdybos narė ir to pačio akceleratoriaus apmokymų programos bendraautorė, marketingo strategijos ir video strategijos konsultantė startuoliams, scenaristė, dainų teksto autorė, 3 vaikų mama, žmona, dukra, marti, draugė ir kaip jūs galite nujausti iš viso to aktyvumo apie perdegimą tikrai kai ką turėčiau žinoti. Tai dabar aš nuspaudžiu share screen ir pasidalinsiu prezentaciją. Taip. Ir tik aš nuspausiu full screen, kad tai būtų gražiau. Taip. Taip, tai kaip man atėjo ta mintis iš viso apie perdegimą, kas nutiko. Pirmą kartą aš uždaviau savo šitą klausimą, ar kažkas yra negerai, išeinant iš namų ir suprantant, kad kaip taip gali būti, kad pas mane yra 2 mėgstami darbai, mylimi darbai, kur aš dirbu su žmonėm, kurie man patinka. Socialinis projektas, kur aš irgi dirbu su žmonėmis, kurios vadinu draugais. Mylimi tėvai, broliai, giminės, mylimi draugai. Lygtais aš pasistačiau savo gyvenimą, tikrai tokį, kaip norėjau.
yra kūrybos mano darbe, yra svajonės, bet aš jaučiuosi tikrai blogai. Ir negaliu suprasti dėl ko, nes viską dariau teisingai ir viską, ką turiu, vyras yra mylimas, vaikai yra mylimi, namai, buitis, pinigų visą laiką biški trūksta, nes kažko dar norisi, bet iš esmės viskas turėtų būti gerai, o savijauta negera. Ir nusprendžiau nueiti pas psichologę. Kreipiausi pas psichologę, bet kažkur trečioj sesijoje pas psichologę jinai man uždavė tokį klausimą, kuris labai mane sunervino. Pasakė, jinai taip man pasirodė netruputėlį ironiškai, bet gal aš taip girdėjau. Jinai pasakė, sakykit, jeigu jau taip pas jūs viskas gerai, gal jūs kažką nepasakojat, gal kažkas yra vis tik tais ne taip gerai, kaip jūs įsivaizduojat. Toj vietoje aš baigiau bendrauti su tą psichologę, nes aš pagalvojau, kaip čia dar jinai manim abejoja. Bet dabar, kai aš atsigrįžu ir atsimenu tą momentą, aš pagalvojau su juoku, kad turbūt jos klausimas turėtų būti kitoks. Turėtų būti klausimas, moterė, o kada jūs miegate? Bet man į galvą negalėjo ateiti, kad aš esu tiesiog mirtinai pavargusi. Nes visą tai turėti ir visus tos santykius palaikyti reikalauja milžiniškos energijos, laiko, pastangų. Ir be abejo, taip mes daugelis iš mūsų buvom išauklėti, kad tokie dalykai, kad miegas, maistas, poilsis, jie kažkokie savaime aiškus, prie jų nereikia stengtis, ten nereikia įdėti jokių papildomų minčių. Toks gyvenimo būdas, koks pozityvus jis bebūtų, kaip gražiai jis neatrodytų visuomeniai ir netgi man pačiai, nes mesgi save palyginam, mes apie save sprendžiam pagal tai, kaip į mus žiūri žmonės. Mes irgi esame išmokyti žiūrėti į išorę. O vidus, kaip ir tu su to vidum dirbi dėl to, kad išoriai tu būtum dar geresnis. Bent jau tokia buvo mano patirtis. Ir tas vidinis pasaulis man asocijavosi daugiau su erudicija, daugiau su išsilavinimu, nežinau, su kažkokia kultūra, kuri irgi pasireiškia lauke, išorėje. Tai kasgi buvo viduj tuo momentu? O viduj buvo nuolatinis miego trūkumas, nes 3 vaikai, be abejo, ir darbai namuose nesibaigė. Maistas toks, koks šalia yra, nes reikia viską daryti, visur būti. Fizinis aktyvumas, jeigu tik užtenka jėgų. Pastovi kova su mintim dėl to, kad jie būtų pozityvesni, kad mintis yra pozityvesnės, kad nuotaika būtų geresnė, tu save kaip nors nuteiki, tu save suimi, tu save mobilizuoji, kad galėti dar daugiau, kad galėti dar toliau, dar aukščiau. Be abejo, rūpesčiai ir baimės tokie pat kaip ir pas visus žmonės. Ir kuo daugiau tu pavargsti, tuo didesnės tos baimės, nes tu tiesiog supranti, kad aplinkiniai net nežino, kokiu momentu tu gali palūžti ir pats jau jauti, kad nebekontroliuoji tos situacijos. Ir silpnėjanti imuninė sistema, nes pavargęs, be miego, tu be abejo pradedi sirgti. Ir pasiseka tiems, kas serga lengvai. Ir toks galutinis man turbūt buvo skambutis, kad mano nervų sistema neišneša tokio tempo. Tai kaip prasidėjo panikos priepuoliai. Kas yra panikos priepuoliai? Filmuose tai atrodo labai taip baisiai, kada man tai atsitiko, aš pradžioj, racionaliai negalėjau suprasti, kaip aš galiu panikuoti dėl šitų dalykų, bet taip reagavo kūnas. Nes mintis dėl to, kad kažkoks
sandėris darbe arba kažkoks kliento poelgis gali neigiamai paveikti, tos mintis augo, kažkaip rutuliavosi į tokį sniego, didžiulį sniego kamuolį ir atrodo, kad ta viena situacija su klientu ir atrodo visiškai mirtina. Arba kažkoks dabar, man atrodo, smulkiai kažkokia situacija, tai man buvo gyvybės ir mirties klausimas ir tada aš negaliu kvėpuoti ir tada aš nežinau, kaip nusiraminti ir svarbiausia, aktyviam žmogui jausmas, kad tu nebekontroliuoji situacijos, kad nuo tavęs jau niekas nepriklauso, kad tu negali apsiraminti, jau tai yra baisu. Nes kaip, viskas ant manęs, visas mano gyvenimo būdas pastatytas ant to, kad aš esu tokia aktyvistė, kas aš būsiu be tos visos veiklos ir be tų visų dalykų. Tokiu būdu sakykime, be didelio asmeninio noro organizmas gamta privertė atsigręžti ir pradėti užduoti tokius esminius, paprastus labai klausimus. Pirmas dalykas, ko reikėjo man suprasti, tai kad gyvenimas iš išorės yra ir gyvenimas iš vidaus yra. Ir iš vidaus tas gyvenimas vidinis, visų pirma, jis yra susijęs su mano kūnu. Tai nėra mano mintis ar nuotaikos, tai nėra kažkokie tokie eteriniai dalykai, gražus kaip poezijoje ar grožinė literatūrai. Man vidinis gyvenimas visų pirma yra mano kūnas ir kaip jis jaučiasi ir ką jis man nori pasakyti. Iš esmės tai buvo toksai didelis atradimas. Taip, aš atsiprašau. Jo, viskas. Grįžau. Ir padariau tokias išvadas. Visų pirma, svarbiausias dalykas, ko aš supratau, tai yra, kad mano pačios kūnas reikalauja daug daugiau miego, nei aš anksčiau maniau. Visi tie skaičiai, kai ten kažkas pasakojo, kad 7 valandos yra privalomas miegas, kažkas sako 9, kažkas 8, ne daugiau, nei mažiau. Teko suprasti, kad kiek mano asmeniniam, mano kūnui reikia miego, tiek miego aš turiu jam duoti. Aš turiu sutvarkyti savo gyvenimą taip, kad mano kūnui būtų gerai. Nes kokie bebūtų bendrosios sąlygos, bendrosios gairės, kažkokios direktyvos, netgi statistiniai duomenys ar statistiniai medicinos duomenys. Konkretus žmogus ir konkretus kūnas visada stovi truputėlį toliau nuo vidutinio statistinio rodiklio ir niekas be manęs man nepasakys, kiek man reikia miego. Reiškia, aš turiu suorganizuoti savo gyvenimą taip, kad tą miegą gauti, jeigu aš noriu būti sveika. Tai antras dalykas, kurį aš supratau, kad vėlgi žmonės yra skirtingi ir man asmeniškai tas stabdis, kuris perjungtų mane nuo aktyvios būsenos į pasyvę, tas momentas, kurį aš, paspaudžiu stabdį o dabar aš ilsėsiuos, pas mane tas stabdis, beveik neveikia. Man tą dalyką reikia daryti sąmoningai. Ir jeigu aš atidžiai nesiklausysiu savo kūno, aš neišvengiamai perdegsiu. Pažįstu žmonės, pas kurios gyvenime yra kitaip, bet asmeniškai pas mane yra taip. Ir tada aš supratau, kad aš turiu išmokti klausytis savęs. Ir tai nėra taip lengva mano amžiuje, dėl to, kad jau pilna yra galva įsivaizdavimų, perskaitytų knygų, straipsnių, rekomendacijų ir taip toliau. Ir tuo momentu, kad tai, kad tu girdi iš savęs, vis tik tai skiriasi nuo to, ką tu girdėjai prieš tai, nežinau, ar mokykloje, ar universitete, ar iš tėvų. Čia reikia truputėlį surizikuoti arba daug surizikuoti ir pasakyti savo ir kitiems, kad ne, aš darysiu taip, kaip geriau man, nes tik aš save girdžiu ir tik aš save pažįstu.
Ir trečias dalykas, kurį aš supratau perdegimo momentu, kad jei aš esu sveika, mediciniškai sveika, jeigu mano analizės yra geros, bet aš jaučiuosi bejėgė, vadinasi, mano energija kažkur nuteka. Jinai turėtų būti, bet aš jos nejaučiu. Reiškia, aš turiu surasti tos nuotykius ir juos užlopyti. Ir tai yra tik tais mano atsakomybė. Tai vyko mano vidiniam pasaulyje. Išoriniam pasaulyje tai atrodė truputėlį kitaip. Tai atrodė, kad aš pradėjau vengti darbo, aš pradėjau vengti klientų. Man buvo labai sunku priversti save iš viso bendrauti su žmonėm. Praktiškai vieną rytą aš atsikėliau ir aš pajutau, kad aš visiškai nesu pailsėjusi po 2 savaičių atostogų. Ir aš jaučiuosi, kad iš 100% energijos aš turiu galbūt 30%. Ir man buvo labai baisu. Po to aš truputėlį pradėjau sirgti, ačiū Dievui nesunkiai, bet vis tiek. Ir tas išėjimas iš perdegimo truko 3 metus. Visus tos 3 metus aš bandžiau, nežinojau tada to žodžio perdegimas, tada jis nebuvo toks populiarus. Beje, aš nesu gydytoja ir nesu mokslininkė, todėl aš naudoju paprastus buitinius žodžius, bet procesai, kuriuos aš aprašinėjau šiandien ir dalykai, kuriuos aš noriu jums pasakoti, jie yra iš mano gyvenimo išgyventi, pergyventi ir išvados prieitos irgi yra mano. Tai va. Tai tas perdegimas jautėsi kaip toks pastovus traukimas savęs iš duobės, nepaisant nieko, kiekvieną dieną, pradedant nuo, praktiškai nuo nenoro net gyventi kartais. Bet tokių dalykų, aišku, tu negali pasakyti niekam, nes vėlgi turiu vyrą, turiu 3 vaikus, turi būti pavyzdys, turi darbus, turi žmonės, kurie į tave žiūri, nuo tavęs priklauso. Tai šiaip ne taip, suspaudus dantis, tu vis tiek tos dalykus darai. Ir supranti tuo pačiu metu, kad kokiu būdu tu turi savo padėti. Tai dabar pereisim į tą dalį, kur aš savo padėjau. Bet prieš tai pirmoji užduotis jau buvo, antroji užduotis, kad pereiti į tokią linksmesnę paskaitos mūsų eterio dalį. Pabandykim dabar užsimerkti ir pajausti savo kūno ribas. Pajausti savo rankas, pirštus, pajausti kojų pirštus, pajausti, kur baigėsi mūsų ausis, kur yra mūsų pakaušis, mūsų šonai. Pajausti, kas yra viduj. Pajausti, kaip mes jaučiamės savo kūno viduje. Kada aš esu viduje, savo kūne, aš esu saugus, kaip aš jaučiuosi žiūrėdamas į pasaulį iš ten, iš savo vidaus. Šitoksai grįžimas į savo kūną, į savo fizinį kūną, visą laiką man padeda atskirti, kurie dalykai yra mano, o kurie dalykai yra išoriniai. Kas yra viduj, vis tik tais, ir kas yra išoriai. Ir nuramina, nes kai supranti, kad tu esi viduj, kad tu nesi tokia kažkokia sąmonė ar dvasia lėkiojanči po patalpas, o tu esi viduje šito tokio fantastinio ir labai realaus, bet labai sudėtingo, net negali to pavadinti mechanizmo, nes tai yra organizmas. Mane tai labai pradžiugina ir apramina. Okay, mes grįžom ir dabar aš noriu jums papasakoti, ką aš sužinojau apie miegą, einama pro tą perdegimo kelią. Visų pirma, aš buvau nustebusi suprasti, kad miegas nėra pasyvi būsena.
Nežinau, ar jums tai būdavo vaikystėje, bet kai tu tik prigulė ant sofos ar ten ant lovos, jeigu tai vidury dienos, tai kas nors iš suaugusių būtinai pasakys, o ko tu čia guli? O ko tu čia ilsiesi vidury dienos? Tu tinginys gal, vis guli ir guli. Iš tikrųjų, kada mes ilsimės ir ypač kada mes miegam, tame nėra nieko pasyvaus. Mūsų organizmas nesustoja dirbti niekada. Tai ir yra gyvenimas. Nuo momento, kaip mes atsirandam, iki momento, kol mes mirštam, visą laiką mumise vyksta begalės procesų. Miego metu svarbiausia dalykai, kurie vyksta labai daug procesų, bet aš čia įvardinau, kurie man pasirodė svarbiausia, tai yra mes įtvirtiname, mūsų smegenys įtvirtina ir sutvarko per dieną įgytą informaciją ir mokytis nemiegant normaliai praktiškai neįmanoma. Yra labai beje svarbus momentas ir labai aptariamas, pavyzdžiui, su vaikais ir paaugliais, ar mokyklos laiko režimas iš tikrųjų yra geras vaikams ir tinka ypač paaugliams, nes paaugliai, kaip taisyklė, miega daugiau ir jiems keltis anksti labai į mokyklą ne visą laiką yra sveika. Mes tai praėjom su mano šeima irgi praktiškai, nes vienas iš mūsų vaikų yra absoliuti 100% pelėda ir tuo momentu, kaip mes jį paėmėm iš mokyklos į naminį mokymą, Latvijoje tai yra įmanoma, tai yra legalu, yra tokios mokyklos, kur tu gali mokytis distanciniu būdu. Tai vat, kai tai įvyko, paauglys nustoja sirgti iš viso. Prieš tai labai dažnai kiekvienais metais jis pagaudavo keletą virusų. Nuo to momento, kai jis pradėjo išsimiegoti ir keltis ne 7 valandą ryto, o 9 arba 10 ir pradėti mokytis 11, jis nustoja sirgti. Antras svarbus dalykas tai yra miego metu organizmas išskiria augimo hormoną, kuris skatina audinių atstatymą, raumenų augimą ir bendrą fizinį atsigavimą. Tai bet kokia įtampa, kurią mūsų raumenys ir organizmas patiria dienos metu, miegas reikalingas, kad tai atstatyti. Imunitetas, imuninės ląstelės yra gaminamos, antikūniai. Ar būdavo jums, nes aš, pavyzdžiui, jaučiu labai dažnai tokį dalyką, kad būna naktį aš prabundu ir man skauda gerklę, bet ryte, kai aš einu atgal miegot, ryte aš prabundu ir gerklė nebeskauda, nes kuo užsiėmė mano organizmas naktį, jis mane gydė, jis regeneravo, jis kovojo su infekcija. Jeigu mes nemiegam, tai regeneracijai praktiškai nėra erdvės, nėra laiko, kada jinai gali vykti. Hormonų pusiausvyra irgi labai praktiški dalykai. Aišku, kad stresas sumažėja, bet apetitų reguliavimas. Kiekvieną kartą, aš turėjau porą kartų tokių situacijų savo gyvenime, kai pradeda augti svoris nuo streso, nuo to, kad tu blogai valgai, blogai miegi. Ir kai tik tu pradedi miegoti, porą kilogramų iš karto nukrenta. Nes susireguliuoja organizmas. Tai kai mes miegam, mes duodam organizmui galimybę sureguliuoti, surasti tą pusiausvyrą hormoninę. Nu ir man labai patinka paskutinis punktas, kurį aš čia įrašiau, glimfinė sistema, tai yra atliekų šalinimo tinklas smegenyse. Limfos takai, tie patys kaip ir visam kūne, bet smegenyse tai vadinasi glimfinė sistema. Miego metu smegenys išsivalo nuo medžiagų apykaitos šalutinių produktų, nuo toksinų. Irgi turiu labai gerą pavyzdį iš savo gyvenimo, kur turbūt pažįstama situacija daugelį, visiems žmonėms, kas yra ir moterims, ir vyrų, moterims ypač, nes mes daugiau nemiegam dėl vaikų dažniausiai, ne visą laiką, tai, bet labai dažnai moteris daugiau nemiega dėl mažų vaikų. Mano mažiausias vaikas iki 5 metų amžiaus turėjo tokį įprotį, nežinojom, ką su to daryti ir nieko negalėjom padaryti. Jis norėjo miegoti tik šalia manęs ir visą naktį jis su viena rankytė mane glostė. Kaip galėjo žmogus miegoti ir glostyti tuo pačiu metu, aš nežinau, bet jūs galite įsivaizduoti, kad aš tuo momentu nemiegoju. Tai vyko 5 metus ir aš atsimenu tas momentas, kai
vieną rytą, jam apie 5 metai, aš atsikeliu ir staiga jaučiuosi, nu kažkaip neįprastai gerai, fantastiškai gerai, galva svaigi, viskas yra gerai. Ir aš galvoju, kas vyko? Taigi, net taip gera, kad net nuostabu. Ir tada aš suprantu, kad jau porą naktų jis nebedaro to, jis manęs nebeglosto, jis miega visų naktį. Ir aš suprantu, kad dingo tas vadinamas, angliškai sako, brain fog, tas smegenų rūkas, kad tu tiesiog vaikštai rūke. Tu viską darai, bet tu kaip rūke esi visą laiką. Ir tada aš suprantu, aš tam rūke pragyvenau 5 metus. Ir aš beveik neturėjau gilaus miego 5 metų laike. Ir tai yra, stebuklas, kad mūsų kūnai tai pakelia iš visų, tai yra fantastika. Bet kaip tai liečia mūsų gyvenimo kokybę, kaip tai liečia mūsų sprendimus, kuriuos mes priimam, kaip tai liečia mūsų nuotaikas, mūsų santykius. Įsivaizduojat, kad jūs visą laiką esate išsimiegojęs, jūs tada niekas neerzins, nei vyras, nei žmona, nei vaikai, jūs turite kantrybės. Tai yra tas pats, kai nervų sistema pailsėjusi, kai kūne niekas neskauda. Taigi mes esam tada kitokie žmonės, geresni. Taip, ten dar neįsim. Dabar trumpai noriu pasakyti, kalbant apie nemigą, tai yra labai platus ir labai toks medicininis klausimas. Ir be abejo, nemiga yra didelė problema ir su ją reikia kažką daryti. Nes turiu pažįstamų verslininkų labai daug, kas kenčia nuo streso, tame nemiga išsivystė ir tai tikrai yra medicininis dalykas. Ir reikia kreiptis pas specialistus. Ir taip pat, mano manimu, vaistai yra geras būdas, bet šalia vaistų reikia naudoti kitus natūralius būdus, pamėginti save, pabandyti save subalansuoti. Nes tai tikrai yra, tų būdų yra labai daug. Ir aš apie juos truputėlį pakalbėsiu vėliau. Taip. Turbūt, aš dabar galvoju, pakalbėkim dabar apie tos mitus, nes tos mintis, kurios mus numuša, kurios mus išveda iš mąstysenos, kad miegoti yra gerai. Tie mitai, jie lyg tokie akmenukai ant kelio ir tu lygtais jau tu nori ten eiti, bet tau trukdo ta mintis, kurią tu kažkur girdėjai. Ir dažnai tu išgirstų žmonės pasako, taigi aš ne vaikas, aš neįsiu miegoti dieną. Arba norėtų žmogus miegoti ilgiau, bet tas kaltės jausmas, tas supratimas, kad tėvai mane užaugino su mintim, kad tu turi ištisai visą laiką dirbti. O iš Amerikos pas mus buvo atėjęs, dabar jau aš džiaugiuosi, kad jau mažiau žmonės apie tai kalba, toksai beprotiškas darbingumas, kad iš tikrųjų geras ir darbštus žmogus miega po 4-5 valandas. Aš dar atsimenu savo pirmą darbdavį amerikietį, kuris labai didžiavosi, kad jis miega po 4 valandas. Ir mes visi norėjom siekti to pavyzdžių, kol nesupratom, kad tai yra kažkoks nonsensas. Tai yra be abejo mitas. Taip, tu gali miegoti 4 valandos per parą, kažkokį trumpą laiką. Po to prasideda pasikeitimai ir smegenyse, ir organizme, ir tu turi mažiau jėgų, ir tu negali normaliai priimti sprendimus, ir tavo asmenybė keičiasi. Miegas dienos metu absoliučiai normali praktika daugelį šalių. Tokia pat tradiciška, kaip kitur yra tradicija suaugusiam nemiegot. Skaičiau apie tai, kad ilgai miegot dienos metu turbūt nelabai gerai, nes nusimuša
miego ritmas, bet nenuvertinkime trumpų miego pertraukėlių, kaip 10 minučių, 15 minutės. Aš, pavyzdžiui, išmokau tokio dalyko, jeigu pas mane labai intensyvi darbo diena, o aš dirbu praktiškai visą laiką ar su kompiuteriu, ar su žmonėm, visą laiką yra bendravimas arba darbas su dokumentais. Ir ypač tokia diena prie kompiuterio, kažkokiu momentu tu tiesiog jauti, kad užkaista smegenis, tu tiesiog nebegali fokusuotis. Aš paimu jogos kilimėlį, atsigulu, įjungiu ausinukus, įjungiu muziką, kuri mane ramina, aš savo ją pasirinkau prieš tai, ir užstatau laikrodį 15 minučių, aš tiesiog atsijungiu. Ir žinokit, labai labai gerai padeda, po 15 minučių aš jaučiu, kaip mano smegenys atsigavo, aš jau galiu dirbti toliau. Tokiu atveju, kai yra tokių dienų, be abejo, kai tu negali tiesiog sustoti, kada tu esi pavargęs. Tai jeigu negali visiškai sustoti, tai tikrai gali padaryti pertrauką ir ta pertrauka neabejotinai padeda. Žymiai geresnis šitas priėjimas, nei tas irgi su kaltės jausmų susijęs noras viską pabaigti ir tada ilsėtis. Deja, mes esam biologinės būtybės, biologiniai organizmai, mes taip nedirbam, mes nesame mechanizmai, mes nesame mašinos ir nesame automatai. Mums reikia duoti savo smegenim ir savo kūnams pertraukas, kad atsigauti, tokius pit stopus kelio eigoj, kad pasitaisyti. Mitas, kad vyresnio amžiaus žmonės mažiau miega, absoliutus yra mitas. Visų pirma, žmonės yra skirtingi, vienam reikia biški daugiau miego, kitam biški mažiau. Miego ritmai gali keistis gyvenimo metu. Žmogus galėjo būti pelėda vaikystėje, tapti vyturėliu vėliau arba atvirkščiai dėl kažkokių veiksnių jo gyvenime. Tai ritmai gali susimaišyti ir visiškai svarbiausias dalykas jausti, ko tau reikia, ko tavo kūnas prašo, ko tavo organizmas tau nori pasakyti. Ir elgtis su savim, su savo kūnu, su dėmesiu ir su pagarba. Nes mes tik vieną tą kūną turim ir jis yra be galo vertingas. Ir per jį mes visą pasaulį suvokiam ir suprantam. Ir kai mes jį neigiam, kai mes jo nesirūpinam, kai mes galvojam, kad mūsų kūnas tai yra kažkoks, netgi aš kai sakau, mūsų kūnas, lyg aš esu aš, o čia mano kažkoks daiktas. Aš ir esu mano kūnas. Aš ir esu kūnas ir fizika, ir psichika kartu. Tai viskas esu aš. Rūpindamasi savo organizmu, aš savim rūpinuosi. Yra toksai mitas, kad moteris geriau toleruoja miego trūkumą, tai tikrai yra netiesa. Vieni žmonės biški ilgiau toleruoja miego trūkumą, kiti mažiau, bet moteris irgi labai nuo to kenčia, moterims labai sunku nemiegoti, kai, pavyzdžiui, tas laikotarpis su mažais vaikais. Aišku, tuo momentu išskiriami tam tikri hormonai, kurie palaiko moters, sakykime, aktyvumą, bet po to mes girdim tas visas pasakas apie moteris labai nervuotas ir taip toliau. Tai jos nervuotas dėl to, kad jos neišsimiega. Taip? Arba jos stresas jų gyvenime tikrai yra kažkiam aukštam lygiai. Tai tikrai yra mitas. Buvo toksai girdėtas man mitas, kad miegą galima pasivyti, tipo nemiegoju visą savaitę, tai išsimiegosiu savaitgalį, tikrai tai neveikia, miegas reikalingas. Ir jūs jau suprantat, jeigu kiekvieną kartą, kai mes užmiegam, organizmas atsistato, tai aišku, kad tas remontas, tas atsistatymas mums reikalingas reguliariai, o ne tik kažkada atostogų metu ar savaitgalio metu. Apie tai, kad alkoholis nepadeda išsimiegoti, aš manau, su jumis jau šiandien kalbėjo. Ir paskutinis dalykas, kad miego sutrikimai pasitaiko retai, tai irgi yra mitas. Iš tikrųjų pasitaiko labai dažnai, nes labai daug streso šiuo metu
Ir tie miego sutrikimai yra skirtingi, vieni žmonės negali užmigti, kiti žmonės užmiega, po to prabunda naktį ir stresuoja ir negali užmigti tada, arba negali išsimiegoti ilgai. Miego sutrikimai yra labai dažnas reikalas, tai nesijauskit tikrai, kad jūs esat sulūžusi mašina, jūs nesate mašina. Tai visa tai yra procesai organizme ir organizmas, noriu tokią pozityvę dalyką pasakyti, organizmas yra stebuklinga absoliučiai sistema, kuri sugeba subalansuoti save, mums tik reikia tai sistemai padėti, mums reikia savo padėti ir susibalansuoti. Ir dažnai tam susibalansavimui tenka atsisakyti kažkokių mąstymo įpročių, kurie yra iš tikrųjų mums žalingi. Reikia jos. Ir jeigu jie yra žalingi mūsų fiziniam kūnui, tai jie yra žalingi mums. Tai mano pasiūlymas, atsikratykime tų neigiamų mąstymo įpročių be gailesčio. Marija? Taip. Mes stengiamės laikytis grafikėlio ir mes turim su tavim 1 minutę liko. Pasakyk man tokį dalyką. Pagrindinė žinutė per 1 minutę. Ką tu norėtum pasakyti ir patarti? Pagrindinis dalykas, ko aš noriu pasakyti, nekovokime su savo kūnais. Jeigu mes nekovosime su savo kūnais, jie mums neprieštaraus. Mes turim suprasti ir pajausti, kad esame viena, mūsų psichika ir fizika tai yra vienas organizmas ir jis tikrai sugeba susibalansuoti. Ir ieškoti pagalbos, jeigu negalite to padaryti pats ar pati. Nes informacijos yra labai daug. Neuromokslai per paskutinius 10 metų pažengė labai toli. Jeigu jūs kreipėtės pas psichoterapeutą prieš 20 metų, eikite dabar dar. Jie tikrai sugeba ir žino žymiai daugiau.